Sveiki visi žuklės broliai. Šiandien esu Trakų rajone. Atvykome su bičiuliu pažvejoti sėliavų. Pirmą kartą bandysime. Ežeras naujas. Žvejyba taip pat nauja. Dar niekada neteko, tai tikslas atsidaryti, pagauti nors keletą sėliavų. Dėl dydžių. Čia jau norų didelių neturim. Svarbu atsidaryti, o jau kaip pasiseks su dydžiais, tai pasiseks, taip džiaugsimės. Daiktų prisikrovę. Tiek aš, tiek bičiulis. Pamatėm, kad visi gaudo, nusprendėm ir mes pabandyti. Radom laisvą laiką. Pavyko gauti palapinę. Tai kodėlgi nepabandžius. Ir kai yra gerų bičiulių, kurie gali paskolinti įrangos. Nereikia pačiam įsigyti. Bet visai smagu, gal ateity teks ir pačiam įsigyti, kad būtų galima dažniau vykti pažvejoti. Nes išties smagu. Nereikia toli ieškoti. Sėliavinių ežerų pilna visur. Tai tiesiog turėti meškerę, grąžtą ir keletą sistemėlių. Ir jau galima pagauti sėliavų. Prieš bandant žvejoti, teko tik keletą video pasižiūrėti, kaip gaudo, kaip praveda, kokias sistemėlės naudoja. Praktikos pačiam visiškai nebuvo. Draugas taip pat irgi nėra tekę gaudyti sėliavų, tai viską pradėjom nuo nulio. O kaip sekėsi, žiūrėkit toliau. Maždaug taip sėdim. Viskas krenta. Kokias spalvos pas tai dominuoja? Žalias, ne? Aš tada raudonas bandysiu. Be masalinės pasidėsiu. Čiančios sistemėlės. Kimba, bet dar nelabai suprantu. Ne, biškai šala. O, sušilsim. Ką, pirmas nuleidimas bus. Matės 20 metrų mano ten tikriausiai. Stabdį susireguliuojam. Kažkaip kokia lydeka, žinai. O taip reik laikyti. Čia ne. Kibimą turėjau. Bet nieko nėra, aš spėju. Yra, nėra? Ne, nejaučiu, kad būtų. Ne. Bet kibimą turėjau. Na ką, pirmi kibimai. Žuvis nuo 20 iki 30. Jo, man 20 metrų ir kybo. Kažkaip pramušim tą žuvelę. Op, tik. Čia jau kibimas. Tai jo, ir turėjai kirsti. Spėčiau. Svarbu kibimas, reiškia, čia reikia kripsuotis. Jomas? Yra? Nežinau. Čia kad ne. Išgiliau ten biškį. Bet Jomas buvo. Du, ne? Vieną tokį tau. Tai aš laimiu. Gal neištrauktų.
suveikė, reikia biškį paveršti. Jomas? Yra? Nežinau. Galbūt dudu. Jaučiu, kad nėra, bet... Dudu. Tokį darbas. Žiūriu, čia ovalas, tipo, nelėkytų. Kyba, ne? Jo, Yra, ne? yra gal. Jebra, pirmą sėliavą. Draugas, atsidarėm. Striktinsi? Strigo kabliukas vienas. Oi, pirma sėliavytė, atsidarėm. Jau ne veltui, kaip sakant, kilometrų padaryti. Jau ne veltui. Visai graži. Ką, kažkur kibiri. Stovinčius, ne? Ant stovinčios užkylo, kažkur kibiriuką turim, ne? Dar anksti, to viskas bus. Duok nors pačiupinėt, kaip jin atrodo. Gerai, dabar svarbiausia nesusipainiot. Labai dažnai gaudom su tokiom sistemom. Jau man čia sukasi. Va, gerai. Tik žokeriuką įmetė iš karto. Tiek iš karto spėjom pajaukinti nuo paviršiaus. Sutik, kad jeigu nedraugas. Nu, per pusę šitą dalinsim. Šitą dalinsim per pusę, tai gerai. Vienas. Pirma sėliavytė. Kiekviena sistemėlė? Čia kur kitą užsisakinėjau be masalinį irgi. Ant raudonos. Net neduoda man pašert. Aktyvus kibimas, ar ne? Iš karto. Atėjo aktyvių. Gal nuo matylių šitams. Pašėrėm, biškį bandom toliau. 5 sekundžių. Aha. Daug informacijos, kaip aš gaudžiu. Aš giliau nuleisiu. Sėdi. Ar vaš? Paruošt graibštą. Vaš. Pena. Oi, kokia graži. Neduplėtas? Nu super, draugas, nu ką, su atidarimu. Čiančiai linkėjimai. Sistemėlės dirba. Nedidelis. Mum tai nemažas. Man tai labai didelis. Dar viena. Gražiai. Tai reiks man sistemą keist kažką. Ant stovinčią ar judinu? Ne, judinu. Ruoškis. Ruošti? Ruoškis. Atlaisvint kibiriuką. Žodžiu, ką galiu pasakyti, pralaužiau sistemą. Žinau dabar kaip gaudyti. Nežinau. Svarstau sistemėlę pasikeisti. Imk man čiančią. Šitas, ne? Paprasta.
Nepaprasta. Gali ant tokios pabandyti, aš nežinau. Kur 18 parašyta. Iš karto aiškinu. Jo, Šitą nuėmė, iškart kabini švieselę. jo, okei. Tada pradedi leisti, kuri pasijudina, tą atkabinė. Tokia instrukcija gavau. Skabino. Bet ne draugai. Vienu metu kibimą turėjome, ne? Žiūrėk, pasukilusias. Čia dabar gali skip aktyviai. Sėdi. Oi, graži. Pakirsta puikiai. Seliavytė. Dabar sukyla. 11 metrų kažkur. Aš pirmauju. 3-2. Galiu tik tai pasakyti, kad aš jau leidžiu ir bus 4-2. Neužilgo. Šiandien duplėtas gal koks. Gal ir ne. Seliavytė juda. Trečia hebra. Mano sąskaitai. Dar dasi šansą vieną. Užeina pakilusias, tai iškart ir kimbas. Kas čia jau sėdi? Antrą nespėjau nuleisti, jau čia užkibo man. Kažkaip šitą labai greitai. Atėjo aktyviau. Nėra ko laukti, vėl kimba. Aš tau galiu pasakyti, kad su pintuku visgi gerai. Gerai, gerai. Skaitau. Keturi, keturi. Ne? Nu, tau sekasi, nes buvau išsipainęs. Jeigu pagausi daug, tai dalinsimės. Nu taip draugai daro. Bet jeigu liks 4, tai atiduosiu tau. Paskolinsi dar. Nežinau, ar pakirtau, bet nežinau, ar traukiu. Gal ir traukiu. Visai gražiai sėliavas. Žinok, jo, aš galvojau, kad bus, žinai, mažesnės. Man tai tipo didelės, aš tai nežinau, kokios turi būti. Lygiai nežinai su stintelėm. Tai va, žinai. Nieko nenoriu sakyti, bet... Vienas draugas priekė, ne? Nu, pats perskaitai mano mintis, žinai. Biški, žinai. Nu, bet kažkas turi vis tiek būti lyderiaut, žinai. Nu, vis tiek. Normalu, žinai. Vienas ten užgaišta, kitas ten, žinai. Ja. Daryk klaidų, žinai, pradžioj, ne tą sistemą rišai. Žodžiu, vienas draugiškas, kitas gaudo. Ne, turėjai šansą, žinok, buvau susipinęs, kad aš turėjai šansą.
Tai per tą šansą ir Nepasinaudojai. pasivijau. Nu, pasivijai. Ja, bet neaplankai. Kas aš toks, kad viską išgaudyčiau. Štai, kas aš toks. Nu, įdomiai. Iš tikrųjų, man Čia patinka. sistemėlės viršus. Pačia. Tai čia viršus. Taip. Ne? Gerai. Ta atkabinį, iškart atkabinį prie švieselės. Jo. Po biškį tada leidi. Ir daisi iki ten, kur rodymą. Ir tada prie to jau ten tą svarelį galėsi prisikėdinti. Galiu duoti svarelį, jeigu nori vakramiai. Nebijosi, kad apgaudysiu dabar. Žinok, gaudyk į sveikatą. Į sveikatėlį. Tik tai gaudyk. Jau tikrai nesupyksiu, žinai. Na, jeigu šitaip pasinaudosiu šitą progą. Nu, jeigu nepasinaudosi, tai žinok. Kiek pastatėm Wolframas gramukų? Kiek nori. 4 Nori turi? 4, nori Du 5, 4. nori. Tai visgi duot. Duokis tau. Buvau jau kliovas. Pagalvoju šitas, gal 5 ar 4. Duot tau 5. 4 gerai būtų, 5 bus per daug. Per daug? 5 bus per daug, šitas sunkesnis man atrodo. Nu, kur tai? Va, inčiai. Gali būti, nežinau. Bet ir tas yra. Na, šitas panašiai. Šitą ilgesnė. Parodysiu, kad reikia. Viskas gerai. Laukia, tai reiškia, o taip. Kokia strymelė šitas. Gaudai. O taip, draugas. Jeigu trauki, tai va reikia ištraukti taip. Gerai. Supratai? Gavau pamokų. Iš patyrusi seliavų specialisto. Gaudė nuo gimimo. 10 kartų žvejybos protėviai, žinai, tai ten kokios žuvies galiu atvažiuoti, žinai, daužyti. Čia ant čia sistemos? Jo. Kaip drąsiai tu čia paspaudai. Atsidariau dar jo 5. Bet gražias sustavė čia. Gražus, mano gražesnis, aišku. Lauk, leiskis įbėgėt. Nu, matai, aš klaidų nedariau, iškart normalią sistemą užsidėjau. Duotume reklamą žmogui, bet nespėja suktis. Nespėjo, sakė nespėjo, nežinau. Bet padaryta tvarkingai iš tikrųjų. Jo, gražiai. Nėra ką pasakyti, žinai. Dėk ir trauk. Čia, taip sakant, tie, kas nemoka, dar gaudo. O kas moka, tai tiesiog ką gali padaryti. O. Jeigu aš mokėčiau gaudyti hebrą, tai aš čia tiek prilūpčiau. Bet gaila, kad nemoku. Pirma žvejyba atsidarimui. Nu, svarbu, žinai. Jo, kalibras nedidžiausias, bet Ir nežinom, koks yra didžiausias. bet jisai gražias kimba. Mum čia didelis. Va, gražias sėliavas. Čink, čink. Ta iš viršaus būrę? Taip, Ar į vidurį varai? tarp 15-20 nuleidžiu, kur yra, prasideda. Dabar vėl užplaukė, atsuka ratą ir vėl kimba. Sakoma, reikia vytis draugą, nes draugas tai irgi laiko veltui neleidžia. Skuba dirba. Čia turiu 6 selivytės. Ir pašert paskui. Turim vis tiek ašert. Čia man užkybė.
Nesileidžia žemyn. Lietus pagauna įdomu. Kas nors pagauna? Lauk, dar ne vakaras. Jeigu aktyvios, ne? Čia labai gerai sukūrė. Mažytė šį kartą. Dabar jau žinau, ką reiškia mažytės. Dabar tu žinai, kad draugas tau gerą patarimą davė normaliai sistemą. Čink, dar vieną. Kol kas pasakyčiau, kad dar visai gerai einasi. Neaišku, kada čia nustos mum eitis. Tik pulkas prasisuka ir iš karto kibimas. Man atrodo, pas tave ta negalima. Tu negalėjau traukti šitas, nes tu galėjai aplenkt mane. Draudžiamas vaisius. Bet nuleidinėjau. Oi, šefas. Dar ir cipė. Iš lėto nuleidau. Paėmėsi levytę. O pas save pagavau. Čia jau negerai. O šitą nenuspaudžiau, ne? Ar nuspaudžiau? Lyderiauja, ne? Ne, gal panašiai. 3, 8. Ne? 7. 8 pas mane. Tai aišku, pas tave mažus tau sunku skaičiuoti. Ne, tai didelės uždengia vienas kitą. Nesimato. Sukilo, tai dar po vieną ištrauks. Ką, sekantis pirkinys bus ryte tikriausiai. Turiu pasiėmęs didesnę, bet nenoriu dėtis didesnės. Mažytė visai gerai čia. Gal ir yra. Pas mane tai yra, kol kas. Aš nesupratau, pas mane atrodo atleido, tai visiškai žinau. Pakėlė į viršų. O pačią viršutinę. O, kaip gražiai. Tai persimeta. Mhm. Čink. Nu, tipo, kaip pirmam kartui. Kaip pirmam kartui aš jau 9 turiu, tai aš skaitau. Pirmą kartą ežeras, pirmą kartą sėliavas. Suprasti, pusė žvybos savo ten kitinėlę keičia, o pusė gauda. Čia tom čia trupelį. Bet kažkaip prieki. Aš iš karto. Čia beje dabar mažiausiai ištraukiau. O antro nieko nepagavau, net pirmo nevalgau. Man kodėl tu mažiau nori važiuoti? Ai, viskas ten normaliai. Mes važiavom ir viskas ant komą. Kibimą praleidau. Ką smagu, hebra. Sėliavinis ežeriukas. Duoda sėliavą. Tašką, aišku, negalim pasakyti, nes nieks nežino. Nieks nežino. Sėdim dviese ir aplinkui 40 balų. Vietinių nežinomas čia. Kai webasto būtų gerai, ne iš vis. Ne, tai žinai, čia pirmam kartu, tai aš pradedu suprasti, kodėl grindis ieško, žinai. Jo. Biški atrodo, Norėtųsi, ne? sėdi, bet, per kojas vis tiek, va. Jo. Taip, nu ką, pradedam žvejot. 10:37. Apšilimas padarytas. Tai ateis sėliavas ir trauksim. Pradžia yra. Ne karališkas, bet po 5 gramukų čia gal kokį, nu? Nebus gal 5. Na, Vėluoja pas jis. į ką čia, na. Haroš.
Vėluoja pas jas. Seliavytės. Standartiškas, nedidelis. Kokias įpratę gaudyt mes. Tokios kokios nepripratę. Dabar jeigu draugas neištrauks, tai vis labai keista. Bus keista, bet man kibelioja, bet supranti negaliu. Tokie labai atsargus kibeliai. Bet nenoriu kelti, nes atrodo kibelioja, žinai. Aha, tai masalą nenuvalgia. Be masalinių gaudai, nors pliusas. Nereik tikrinti. Bandyk aukščiau. Pasunkėja. Ja, čia. Gal antrą kokį užkabinau. Oi, nenuspaudžiau aš, ne? 10 yra. Nu, nepagyrei, draugo. Na, šaunuolis. Ačiū. Kol kas viskas pagal planą. Sėliava tai atplaukė, tai nuplaukė. Atplaukė pagaunam, nuplaukėm nepagaunam. Planas toks. Žiūrėk, kibimas tau. Gal vėl atplaukė, vėl reikia padirbėti. Galvos? Pačia mažiausia. Sėdi pas mane. A? Tvarkingai sėdi. O, gal dupletas čia ar kas čia? Mano gal. Mano dar, palauk. Dar ir tavo. Tai čia. Atkabinsiu savo monstriuką. Čia gražiai jau. Pada traukė. Na, irgi ten pavyzdį. Irgi sėdi. Va, kažkaip atlaisvinti, ne daugiau. Gerai viskas? Čiūju. Kaip ir jo, viskas okei. Einama, čia jau kaip tik mums, kaip daugiausia atėjo sėliavų, mums susipainė. Kaip tyčia. Dabar sėliavas tikimėsim ir kips. Nežinau, atžymėjau, neatžymėjau aš tą pagautą. Nežymėjai. Gal ir atžymėjau, žinok, 12 bent jau rašo. Supranti, jeigu pas tave būtų apie 1,5 kibiro, tai gal būtų dar būtų dar svarbu, o dabar dar gali paskaičiuoti ir pasižiūrėti ar atsižymėjimą. Iki 10 metrų beveik pakyla sėliava. Ir ant viršutinio. Iš karto. Kol kimba reikia traukt. Oi, graži kokia. Tai toks ir supratimas, kai jinai kimba. Manau, jeigu jinai būtų pasyvi labai, tai čia
reikėtų įdėti daug darbo, tai gal pasikeistų viskas. Šiuo metu, kai viskas aktyviai. Matai, tu atrodo gali dėti tą darbą, bet tu neįsivaizduoji, koks tas darbas, ar jis teisingas ar neteisingas. Tai tai. O kai plius minus ten supranti. Gerai, kad viskas aktyviai vyksta. Iš tikrųjų, jo, ta gera vieta, žinai, pasirinkta mūsų. Kaip lenkia. Manka? Jo. Spaudė kaip starkis. Tokias seliavytės nedidelės spėju, bet smagu. Galvoju, man iki gerai idėja. Gal kas kimba, šert nieko net nereikia. Jis čia pastoviai sukasi. Žinai, sistema net dirbta, kaip čia ištraukti ją. Ištraukta. Čia nesusipinta. Tai aprūvinis aurimėlio sistemėlės. Tai faktas, kad dirba. Faktas, kad dirba. Bet kiek čia tonų žuvies? Belekiek, ne? Belekiek. Viena kita ten užsikimba. Nu, išgaudys, čia su kamiškerytėm, žinai, patie kiekius, tai čia. Kaip gražiai draugs. Oi, man pabėgo. Dzikai, neužkirtau? Čiuk iš karto. Man, nežinau, tikriausiai nepasikirta. Ne, nu tai tau nepasikirta, tai čia mane. O. Pabėgo, tikriausiai. Jop. Porą gerų kibimų. Biški. Pintas valas būtų geriau, bet... Nu, pintas valas pas mane. Pintas pas tave. Iš karto, ne? Jomas. Jo. O čia gal 2 net. Gal ir 2. Gal ir ne. Kartais taip atrodo. Visai spaudžia. O, graži visai. Graži. Iš tikrųjų, man tai aš... Tikėjausi, nu kaip tikėjausi, aš galvojau, kad gali būti ir mažesnė. Na, aš irgi galvojau, tokias kaip mažytės tintelės būna. Tikrai gražiai. Gražiai užlapytės. Va, gražiai sėliavos. Dabar panašu, kad jos suaktyvėjo 11 valandų. Dar reikia įdėti daug darbo. Bet mūsų planas pasiteisina. Sako, iki 1 kimba. Žiūrės. Taip ir renkam. Kol kas pastoja, traukiam tiek aš, tiek draugas. Gaudom 2 atskirom. Ja. Aš su chlapuške, vadinama, daužau. Aš su nechlapuške. Spiningėlė. Skirtumo nėra, kai aktyvas, tai kimba čia, manau, skirtumas nebent pasijusta, kai jas būna neaktyvas. Jo, aš galvoju, Galbūt. kad pagrindinis dalykas yra, tipo,
ant ko gaudai, ne? Ir kaip visgi tie kabliukai, kaip tos sistemėlės surištos, jeigu jos tvarkingai surištos, tai ant jų ir kibs. Manau, jo, čia. Kai aktyvas, tai tada jo sistemėlę atrenki ir gaudai. O paskui jau tikriausiai, kai neaktyvas, tada jau, žinai, pravedimai kažkokie gal ir dviem. Čia šiūtinu kažkokią vieną neradau, bet čia. Man tik draugui kimba, tai čia. Matosi, echolotė užplaukia. Daugiau iškart ir kibimai prasideda. Pavyko? Kaip tik užplaukė. 1 second. Liko 1 second. Dirbam, nes hebrai girdžiu, tai nelabai sekas kai kuriem. Vieni tyli, tikriausiai gaudo, kiti šneka, tikriausiai negaudo. Kažkas pasitėte, o pas kažkas nepasitėte. Jo. Šitų jo. Tai Vienas kažkoks, paskutiniai duomenys, žinai. vienas turėjo gerą kibimą prieš valandą, bet dar negali įsidžiaugti jo, bet neištraukė. Что хорошее. Čia хорошее. Dirba stabdžiai. Cipia, ne? Apie tą patinę žiūrėks. Man atrodo, buvo dvi, viena pabėgo. Atsileidom pačią galą. Žiūrėk, ir dar kitą, ir tą pabėgo. Tipo ant 15? Nu, kažkur ten. Supratau, mane traukia, ne? Rimtai? Eik. Ja. Nu, atleis tada. Atleis, nesuk. Aš, dabar nesakau. Matai, kaip užėjai? Įsivaizduok, 2 meškės. Ne, be šansų čia sudėjau. Iš karto, ne? Tempė tiesiog rankos. Pakilus aktyviai. Švyta? Gerai. Nu, ta patinė čia. Labai jau užkybo. Žemiau. Čia būt nuo 20 metrų, dabar toks matys, kad pulkas atplaukė. Bet irgi aktyvus, kad yra 20 iš čia. Vėl vienai sistemą surišo. Vėl? Kliovus skaičiuoja dar. Jie dar kliovus skaičiuoja. Žiūrėk, mes pradžiai irgi skaičiuojam krovus. Nu tai. Graži. Prašyčiau biškį ramins. Nu tai pagau. Nice.
Gražiai užlupytės, kaip priklauso. Mm. 20 turiu. 20? Mhm. Jeigu nepraleidau dar kažko skaičiuodamas. Nu, liuks. Ne, tai gerai visi. Visiems turi čia kipti. Aš manau, kad visi gaudavo. Ką čia daugiau veikti? Ką daugiau veikti, jeigu negaudina, ne, draugas? Čia visi to paties susirinko. Dabar kaip patyrusiam selevistam norėtųsi biškį didesnio kalibro jau, ne? Gali pasakyti, žinai, kad kažko nesupranti. Ne, bet sakau, kalibrą norėtųsi jau didesnį. Vis tiek, kad žvėjoja tiek laiko, galėtų ir padidėti. Turi būti kibimai jau. Dėdė dirba. Aš dukrėtą pagausiu. Gražios sėliaus. Kaip atsidarimai. Oi, kiek užplaukė. Nuo dugno iki 15 metrų. Ko draugas netraukė žuvies? Taupaisi? Man kybo, kad Nesitaupyk, viskas gerai, užteks tos vietos. Gal mano kibiriukė dar yra pilna. savo pripildyti gali. Kad savo pripildyti reikia traukti. Kas čia vyksta? Taigi yra žuvies ir traukia. Ar ne to susirinkom? Net jeigu tu atvažiavai pailsėti, tai viskas gerai, aš to nieko nesakau. Viskas gerai. Žinai, galima leisti pailsėti. Ant pačio patinio. Seliavytė eina. Tas laikiklis tai kažkoks levakas čia. Tik trukdo. Pabėgo. Veiksmo yra. Galima smagiai leisti laiką. O. Nusprendė dirbti, ne? O, gražiai. Gražiai, juda. Važiuokit hebra žvėjot seliavą. Seliava juda. Pirmam kartui jau taip pagaudė, tai čia geriau ir tikėtis negalėjom. Buvo tikslas atsidaryti. Nesiorientuojam į dydį, kad kuo didesnė, bet esmė, kad atsidarydavo. Čia galbūt be šansų ir pasiorientuoti. Ar galima čia? Nu tai čia gal ne, bet ežeriuką gali paieškoti, žinai, kuriam daugiau didesnės kimba. Bet mūsų tikslas buvo tiesiog atsidaryti. Žinai, kad pirmą kartą negaudė niekada tai. Buvo jo, ant kiekio šiandien. Tai tas aktyvės visi gali pagauti, bet tu pagauk neaktyvės. Supranti?
Gerai, kad nereikia matyliuką, nedėt, na. Tas žiauriai gerai yra. Be masalinės. Matyliuką žaist reikėtų čia. Nesukai galvos, kad nenuvalgė nieko. Meti ir gaudai. Čia užsisuko. Nu, hebra gražiai silevytės. Važiuok ir gaudyk. Pirmam kartui viskas sukasi, ne? Bet gerai, palapinė yra, šilčiau. Jeigu reikėtų sėdėti ant ledo, eketė šąla, viskas šąla, valas šąla. Susipainė, tai būtų labai sudėtinga. Aha, super silevytė. Nu, man patinka. Žinai, Smagu. Smagu, o tai va praleis žiemą palapinę pastatai, lakstyt nereikia nieko. Nieko negaliu pasakyti prieš, tikrai man linksma. Smagu, kad turėjom draugų, kurie išgelbėjo su palapinė, ne? Tai su meškerė. Palapinė meškerė pas tą. Pirmam kartui, žinai. Man kartu, jo, žinai, ten pabandymą nesinori kažką tokio, o gal nepatiks ar dar kažką, žinai. Tai investuotis ten nenori, žinai. Pabandėm, patiko. Oi, čia gera. Seniai. Kažkas gero. Kažkas gero. Tai gal kelias. Čia jau gali žiūrėti, čia jau bus arba dviguba, arba labai gera seliava. Rimtai. Nu, tokia aš... Gal ešeriukas koks, o ne angyliai. Nu, ant 25, nežinau, gal. Ne, nu, tai tada reikia žiūrėti seliavų čia. Tačiau tokio pasipriešinimo dar nebuvau karočiui pajūtas. Ai, nu tai nebus. Viskas aišku. Visi žuvi. Yra? Turi būti. Yra. Na, padėk, miškerytę. Žinok, suspėjęs. Viskas bėga. Aš tau va traukiu, bet ir man atrodo kimba. Aha, gerai. Nu, reikia atkreipti dėmesį, kad taip pagalvoju. Žmonės tai sužinos. Ne, nu ir tau. Servėlės ateina. Pasiruoš kibimui. Pasiruošęs. Nu, tipo, nesupratau, net, žinai. Tai visą dieną, kai tik dirbam nuo ryto, tai va. Nuo ryto iki vakaro. Nėra kada ir palisėti, ne? Ne, tiesą sakant, nėra, kad tu šios Faktiškai savaitgalis turėtum ilsėtis, bet dirbi. dirbi. Pavalgyti dažnai būtų galima, atrodo, pagalvoti, bet nu nėra kada. Ir arbatos nėra kada gerti. Pas mane 30 jau. Jau gerai. Jau neblogai. Ir kad ateina, ne? Neblogai spaudžia. Šėrimas veikia gal. Man atrodo veikia. Irgi atrodo, kažkaip buvo apstoję, žiūrėk, pašėriau iškart. Iš karto atėjo pasisveikinti.
Šuniukai, davai nevarykit. Tai aš va, nu ten 21 metrų. Nu gal 22. Stipriai sakyt. Tas neaktyvas, žinai. Nu, visai gražiai. Tai gražiai, ten mažytės neplaukė gal. Nu ką, į sveikatą. Čia ką atplaukė. Aukščiau, ne? Mhm. Raminkis. Įsisiautėjai. Mamka. O čia jau. Nu, gal didžiausia. Nu panašu į Gal didžiausią. didžiausia. Galbūt mano didžiausia. Spėčiau, kad jo. Kažkokį darbą padariau. Sudirbai energiją. Nu, kažką tai. Kažkaip, nu, labai panašiai varom. Jo, viena tu, viena aš. Nėra, kad kažkas tipo labai išsivyšsi. A, nu, o dabar tu, ne? A, norėjai. O, nežinau, gal nepaėmė. Norėjau. Silelytė. Duplėtai. Nieko nenoriu sakyti. Bet vėjasi. Tai tu šitą ginklą trauki. Oi. Šitą ginklą trauki jisai. Atrodo, žvejojam kaip draugai. Bet žiūriu, kad draugystė dingsta po biškį. Aš tau sakiau, kad man atrodo, tu vienu ar vienu. Tai va. Kad tu dabar trauki vienetą aš du ištraukai. Susilygiai. Tai gerai, tu daugiau nedaryk tokį bairį. Gerai. No stress. Viskam yra ribas. Vėliau jų neperžink. Viena aš, viena tu. Viena aš. Kažkaip ant apatinių reikia giliau leisti. Nenoriu sakyti. Nu, tu supranti, ką kalba. Ką? Įma gerai, ne? Ne, nu, tu supratai, ne, kad aš, nu, jeigu turėčiau tokį aparatą kaip pas tave, tai man reikėtų 2 kartus paspausti. Vėl duplėtas? Taip, Ai, matei? ne, nu pražiausia. Aš sakau, kad tu. Man reikia giliau leisti. Tad mano patinę va paima, o duplėtai nepasiem. Tai aš ką sakiau, viena aš, viena tu, jau tu, sakau, sukčiaut pradėjai. Aš vieną. Kas tau dabar? Tai čia vadinasi draugą pasikvies. Viena tu, 2 aš. Viena tu, 2 aš. Kitą kartą aš atvažiuosiu po valandos, paskambinsiu atliek. O taip, čia viskas vyksta. Ir aš man reikia tiesiog dvigubai greičiau dirbti ir tie. Jeigu tu čia po 2 trauki. Gamba super be masalinės. Ką galiu pasakyti? Nu, žiauriai gerai. 10 balų. Dirba, draugas dirba. Oi. Tai čia pridirbta biškį. O to tai riebi. Riebi. Ir stintelių nereik varyt gaudyt, ne? Ne, tai stintų, žinai, daugiau pagauti, jeigu jos gerai kimba, žinai. Ne, tai. bent jau. Kuršmarės. Tai taip, nu, bet kol kas tai neina ten. Pradėjo kažką ten poligonę kažką. Kažkiek pradėjo, nu, bet skaičiai ne tie, nepalyginsi, kai mes buvom nuliekę tada. Nu, užtrukai.
Aš tai tavęs nelauksiu tiek ilgai. Ne, nelauk. Pavargai, ne? Viskas gerai, nedidelis kimba, tai gali dar pailsėt. 40. Sveikinu. Koks bus laimingas skaičius šiandien. Dar taip paramiai tie 40 susirinko, taip žinai. Iš tikrųjų, čia, nu, aš skaitau, čia yra nemažai. Nu, Su tokia praktika, su viskuo aš irgi laikau, kad tvarkingai. pirmam kartui ten. Jo, tai va būtent. Spiningistai pramogauja. Ką darai? Ten viršutinės gaudavau specialiai, kad iškart greitai ištraukiai ir gaudavau toliau. Tai ekspertas, o tai įkalęs. Aš ant patinės, kad, žinai, išmokčiau iš pradžių, kai reikia, žinai, bus blogesnės sąlygos. Reikės kada gal per vėją gaudyti, tai reikia iškart nuo patinės pradėti. Nežinai, kada čia viskas gali suprastėti. Gerai, gali trauk žuvį. Aš tik juokauju, kad pyks. Sėdi? Tu aktyvės iškart vienam kitam. Senai neištraukiau. Atpratom nepagaut. Oi, graži pas tave. Pas tave didesnis ten ateina, atrodo. Didesnis ateina pas tave. Iškart judinu. Gal daug žuvyčių. Už 15 paleidė, ne? Jo. Tas viršutiniai būtų dar. O, graži. Žulikas. Trys duplėtai. Šitaip, ane? Žinok, senokai netraukiau. Tai. Kiek čia nukrito? 53. Tai jau tikslas 60. Kimba. Gal sėdi. Nu kaip ir nesėdi. Sėdi. Ne visą laiką tam čia sėdi. Gerai, jau reikia pradėti gaudyti, aš matau, kad čia. Viršutinė. Matau, kad čia draugiškumo nesulauksiu. Gal ir nelaukiu. Ne, dabar jau nelauksiu, prieš tai dar laukiu. Dabar jau nelauksiu dabar.
ant 10 gal nelabai negaudyti. Ar tu jas atgaudai? Ne, aš giliau. Ta kažkur dvacoka, ne? Jo. Kutenė. Jo, apie 20. Nuleidau vas kitik ir greit paėmė giliai. 15 tų? Aš apie 20, bet keliu į viršų, žinai. Nieko nesakysiu šįkart. Nieko nesakysiu. O, gražu. Dupletas. Sakai, dvacokas, ne? Jo. Jaučiu, kad sunkiau einasi. Galvau, nutilėsiu, žinai, gal vėl pabėgs. Nu, jau aiškiau kaip gaudyt, ne? Visiškai viskas aišku. Dar tik video buvo peržiūrėta prieš atvažiuojant. Kelis pasižiūrėjau. Nu, čia mažiausia. Dar kimba. Nėra, kad nustotų. Vieną kartą buvo atrodė, jau toksai atrodo. Jo. Ant pašėrimo iš karto. Graži. Visai. Graži. Jomas. Chebra renkas, mes čia dirbam dar. Išsijuose. Vis nekimba ar kas? Nežinau, aš tai kai girdžiu, kad nelabai gyrėsi ten kėdimės. Kažkas ten sako, tikslas buvo 20 štukų, ne? Paspaudžiau aš ar ne? Nu, gal ne. Čia kad ne. Kažkaip kimba, aš nežinau. Kimba, taip, va, meti ir kimba ir kažkaip tai pakilus ir nepakilus. Kad 5 žuvytės pagaut, čia turi baidyti. 3 duplėtai. Čia turi baidyti žuvis. Kad 3 pagaut 5 kokias turi baidyti, žinai, žuvis. Akmenis mėtyt. Vėl besileidžiantis. 3 kibimai išėlės ant besileidžiančių. Aukščiau ar žemiau? Na dabar iš to viršutinę būrę. Na tai pašėrėm, krenta šitas ir gauda.
Galvoja, džokeriukas krenta. Jie čia ir sukyla šitos pavalgyti. Na. Šausa nesigi. Mhm. Suveikė chaosas. Nenori nieko prišnekėti, draugas. Ai, palengvėjo. Man atrodo, buvo dvi paėmusios, bet viena atsikabino. Po biškį. Na. 70. O, tai gerai. Tai visai padoriai. O, Gražuolė. Tai priprasim ir prie dydžių. Tokia ribalka ne kasdien, bet va taip išlieka karts to kartą visai smagu. galima tradiciją daryti, žinai, kad vieną kartą kokį ir išliek, žinai, tipo pabandyti. Dirba draugas, reikia ir man dirba. Kas čia vyksta? Gal? Kas čia vyksta, nežinau. Išplėtauji gal? Ne, gal pabėgo. Kažkaip tai nelengvai traukiasi. Gal čia šita tokia pikta susisukus buvo. Visą dieną kimba realiai. Kaip čia valandą turim? Vykdavo, ne? Tuoj bus 4, bet 20. Nenustoja kaip. Vėl besileidžiantis sudirba. Mano pabėgo gal. Pabėgo. Draugas moka. Nieko nepasakys. Tvirtas duplėtas. Čia jau gerai, ne, skaitas? Neblogai. Iš giliai. Giliau negu viršus, žinai. Tai va,
tai viršaus kepurė ir kokį metrą dar leidžiu gerą. Matai, iš karto ir tu pagavai. Užtenka pasakyti paslaptis. žinai. Iškart, bet ten nuo pačios aš kažkaip. Biški lašišinių žuvų. Negaudom lašišų, tai dar žinai šitas. Čia, tu įsivaizduok, mes negaudom, o jeigu gaudyt. Tiek pat lašišų, ar ne? Jau jom irgi gaudyt. Reiškia, ateis laikas kažkada ir lašišom. Laiko klausimas. Minčių visą laiką yra, bet visko nesuspės. Tai mažai to laiko gaunas tai žvejybai. Norėtųsi daugiau. Smagu, kad susirašė, atvažiuoja ir žinai nors kimba. Ne tik laiką praleidžiam ant vandens ir ant ledo, bet ir pagaunam. Nenustoja kibti realiai. Visą dieną, nuo pat ryto. Kažkokį gal iki pusvalanduko buvo kažkada, va tai biškį nustoja, bet Prieš piet kažkaip. jo, bet gal mums reikėjo tada tuo metu tiesiog giliau pagaudė 20 metrų, 20 keli ir ten paskui nuleidom ir vėl ėmė. Bandėm pagauti šitą pakilusią, bet va pakilusi buvo vienu momentu pasyvi. Nepaima, tai reik varyti. Krautis daiktus. Visų neišgaudysi. Pagavai kokių 68. A, nu, čia nedau, gal biškį daugiau. 70. Radau naują būdą gaudimo. Pravedimas kitas. Nežinau, turiu ar neturiu. Čia ne. Koksai? Davarai šitą žuvies sistemą. O tada tiesiog leidi. Pastoviai leidi. Nu, vat, suprantė, ne? tą žiūrėk atidarei, pakėlei ir vėl leidi. Ir jinai leidžias iki tam tikros žuvies, kuri tik tai tau tada užkips. Nu, supratai? Ar nelabai? Nu, kaip ir supratau. Tai va, iki žuvies davė. Tai tiesiog leidi. Tiesiog leidi. Nu. Nu, tai pasižiūrėsim, pasitvirtinsim. Įmant leidžiančią. Kibimas ant leidžiančią. Ta pati taktika. Nu, išbandysiu ir aš dabar nuo pradžių. Čia kaip pamokas. Nors žiauriai daug piešia, bet nieko nemanau. Ne? Jo. Reiks. Reik dėtis. Reikia. Kol sistemėlė dar gražiai reikia susidėti.
Nes belė kiek rodo iš tikrųjų. Aš net nežinau, kiek aš nuleidęs. Atsargiai. Visai neatsargi man. Man užlenkė. Viršaus, žinai. Aš net nežinau, kuriam sluoksnį. Gražuolė. Visai. Vieną aš tikrai gerą pagalvoju. Jo, ta tai gerulė buvo. Dar leidė, ne, žodžiu. Tikėsi dar. Pliamba gražiai. Sakyk, kad tu nori, nu gražiai. Čia paskutiniai dar duodam šansą, jeigu ne, tai. Tas azartas, ne? Dabar norisi žuvytę ištraukti ir sistemėlę nukabinti, žinai. Čia man šoną. Tikriausiai bus paskutinė mano, ne? Ką? Tikriausiai paskutinė. Aš tą irgi ištau. Seliavytė. Dar damušt gali. 8-3 skaičiukas. Sėdi? Savo. Nu ir mano paskutinė. Stemėlės veikia, ramu. Tik, žinai, tik žvejok. Nu veikia, žinok, veikia sistemėlės. Ir nieko ir nepasakysi. Tikrai veikia. Visą dieną. Kiek čia kabliukų? Kiek reikia? Pagal įstatymą. Kiek reikia? Kol nenurašinėjau, tiek nerodė. Daug klausimų uždavinėti. Visi. Visi, kurie turi kip. Ant kurių turi Aišku. Čia to krašto sistema. kiek pirštų. Visi. Supratau. Klausimų nekyla. Nieko ir neklaus. Nieko. Все, ramus. Nu ką, chebrytė, ką čia turim? Beveik 5 valandas be 10. Baigiam žvejybą. Dar pasižiūrėsim savo laimikį. Pas mane, ką aš bent jau skaičiuoju, 83 vienetai. Plius minus, jeigu viską gerai sumaigiau.
Žvejyba puikiai, aš patenkintas kaip draugas. Skaitau. Skaitom pirmą žvejybą seliavų pabandymai. Planavom tiesiog atsidaryti su viena kita seliava, jeigu pavyks, o gavosi visai gerai. Laimingai. Su palapinė, nesušalom, tvarkingai. Ant ežero žmonių daug, žvejų daug. Kiek girdėjom, pagavo vieni daugiau, kiti mažiau, bet pasigavo, aš manau, visiems. Žuvies rodo belė kiek. Tai va, žiūrėsim, gal dar išbėgsim šiemet, gal jau nebeišbėgsim. Planas buvo pabandyti, o toliau žiūrėsim.